Nors jau seniai bangos nuplovė dar vasarą pajūryje statytas smėlio pilis. Bet neabejojame, jog tokie unikalūs kūrybingos vaizduotės statiniai dar iškils daugybę kartų ant Baltijos pakrantės. Lieka tik viltis, jog neprireiks ateinančioms kartoms kliautis dirbtinio intelekto telefone vaizduoti, tam, kad pastatyti vaikišką svajonės tvirtovę. Tad ir mes, įamžindami svajonės akimirkas, kurios netruko tapti istorija, visai tikėtina, jog visiems laikams nugulusiai bekraštės virtualybės metraščius, žengėme pirmyn, vos akimirkai atsigręždami atgal. Ir vėl jums siūlome pasimėgauti praėjusios vasaros vaizdais. O toliau tikimės judėti į priekį ir surinkę 1,000 prenumeratorių skaičių, savo siužetus prižadame papildyti trumpamis artėjančių renginių ir svarbių miestų minėjimų, vaizdiniais pranešimais. Tikimės, jog tokia informacija jums padės vis labiau spartėjančio laiko ir informacijos sraute susidėlioti svarbiausius savaitės ar mėnesio orientyrus.